Bus išpardavimas dylas. Iki pat rugpjūčio 3 Vilniaus, Klaipėdos ar Šiaulių Akropoliuose tavęs laukia 20, 30, 40 ir net 50% ir dar daugybė nuolaidų. Nuolaidų sąrašas akropolis.lt. Šokis. Ne. Visą kelią? Ne. Pradžią. Surf camp kažkaip ten. Ties kur jūs esat? Rasos Trupskaitės mašina, žinai, nusprogo likus maždaug 60 kilų. Rasa, Jonė, Inga ir Kristina. Jo, pravažiavot? Jo. Ai, blemba. Bet dabar su Kinderiu susišnekėjau, jie tik pravažiavo, sakė jas lyg tai. Bet nesulišo, kad čia mūsiškės. Gal apsisuks, gal paims keletą bent jau. Pasiklydom. Kur reik važiuoti? Aš nežinau, kur važiuoti. Tu rodi kelią. Jo, rodi kelią tada. Kur varot, Hebrytė? Kur varot? Prie jūros. Prie jūros? Tai jo, tai grįšim, čia netoli. Toli? Grįšime į jūrą ir grįšim. Ok, iššokit ir grįžkit. Smagu jūsų čia tiek daug sulaukti. Kaip nusiteikimas? Puikus. Puikus. Kiekvienas jūsų atvažiavęs čia iš ofiso tiesiai, nesitreniravęs, nepasitreniravęs, nepasiruošęs ten su hiperventiliacijom ir panašiai. Kiek vat jūs, reiškia, tiesiog plaukėt keltu į Švediją, iškritot porto, kiek laiko galite, reiškia, tuščiais plaučiais būti be oro. Tai ką, pabandom. Iškvepiam pilnai ir važiuojant. Kiek laiko buvot be oro, kaip galvojat? 20. Kiek? 15. 10. 15. Tai pirmas ranka pakėlė po 12 sekundžių, antra ranka pakilo po 18 sekundžių, tada buvo 20, 22, tada tokia didelė buvo masė 26 sekundės, jau ten kokios 6-8 rankos vienu metu iškia pakilo. Ir jau paskutiniai ten buvo 30-40 sekundžių ir minutė 16. Tai oras mums yra reikalingas tik tais tam, kad mes plūduriuotume. Jeigu mes įkvepiam pilnus plaučius, mūsų kūno balastas pasidaro teigiamas ir mes be jokių pastangų galim plūduriuoti paviršių.
Atsivežė Rasą, supranti, ir Rasa irgi hidrokostiumą. Tai parodžiau, kuris ten tas, žinai, kur kas vykas panikavo, nerasim kur ateit, sakau, taip nemo, instruktorius laukia. Eisi su batais? Jo. Kaip? Dabar tą patį tik vandenį. Duokit man šansą ir parūpys, ble.
gal pasakė, nežinau, nežinau, net pasikeltų toliau, puolė banga, žinai, tai į vandenį, žinai. Bet mažai laiko. Aš nežinau, kol ką. Gal paskutinis buvo geras. Gyva? Geras sportas, patiko, žinok.